Oi. Karšta. Oi. Sveiki visi intelektualai, žiūrintis mano YouTube kanalą. Noriu jūs supažindinti su Viduramžiai LT įkūrėju. Va. Sveiki, aš Audrius. Kadangi aš labai jau senai norėjau išbandyti flamethrowerį ir kai pamačiau tarp riterių visų dalykų, kad yra tokia galimybė, tai labai įdomu būtų ir... Nusvilti šiek tiek. Jo, ir šiek tiek išbandyti, įvaldyti ugnį. Sakė, iš karto negausi, reikia šiek tiek išmokti, susipažinti su tą ugnim, ją įvaldyti, tai šiek tiek parodys pratimų visokių. Šiaip tais turim nemažai įvairių disciplinų, ar ne? Tai gali būti ir deganti lazda, degantys kardai, tai tam skirtinga irgi šiek tiek disciplina ir turbūt pats sunkiausias dalykas, bet pats fainiausias yra degančios grandinės. Tai jos, tai vat, kabinasi, keičiam. Dėl to, kad sunkesni, tai biškai lengviau turėtų būti, ne? Nu, jie turi svorio, įsisuka, pasibandyk. Nu, šitam reikia ne vieno mėnesio įvaldyti, bet... Aš įsivaizduoju. Bet šiaip neblogai. Dabar bet dar, žinai, kitas... su ugnim tai būtų daugiau streso jaučiu. Nu, tai bus. Šitaip ir į viršų sumeti ir suki priešai save. Oi, palauk. Gerai, sustabdyk. O va. Ir tada į priešingą pusę. Nieko tokio, įpratęs, ar ne, prie smūgių? Bet neįpakaušiu. Gerai, dar kartą. Į viršų dėl. Gerai. Čia. Palauk. Uf. Jo? O, žiūrėk. Gerai. Kairė ranka. Dešinė rankis esi? Jo. Matos. Kairė neveikia. Kažkaip sudėtingiau. Jo. Čia abi rankas. Čia ir atgal suki tada. Jau sudėgiu. Ritmą palaikyk skirtingas su rankom, ne vienoda. Viena, kita. No. Au. Nepatiko. Tai lazdoj gan svarbu yra centras ir labai dažnai reikia nepamesti centro, nebent kažkoks, žinai, ypatingas judesys. Dažniausiai tu ją laikai per centrą. Ir sudėtingumas, aišku, kaip supranti, kai laikai tą lazdą su viena ranka, kaip su kita ranka paimti vėl iš centro. Tai pirmas judesys pats paprasčiausias, šone, ar ne? Į vieną pusę prasuki, už nugaros. Kiekį? Nugaros. Nu, bet jinai man prie veido eina savo. Gerai. Jo. Prie veido, bet taip, Biškai. bet įprasi. Kol kas neketini tu savo pataikyti. Tik tais pats diskomfortą jauti, aš nejaučiu diskomfortą, kad tu muši. Bet nebūna, kad prie veido tas karštis jau? Nu, matai, lazda yra gan greitas įrankis, tu su ją gali sukti, žinai, taip, kad vėjas švilptų ir tada jau... Užprotėjęs, varai. Tada jau jinai prigesta pakankamai ir tada gali, žinai, tokius daryti fintus visokius. Pro vieną pusę, šitas easy, dabar pro kitą pusę per nugarą praleidi ir smūgioji iš apačios. Ne, bet su to pačiu ginklu, kuris yra tavo viršui. Jo, na. Su šitu praleidi čia į apačią, Praleidžiu. šitą į apačią ir smūgio. Bet neužsuk, jo. Žiūrėk, va, čia tavo ginklas. Jo. Leidi taip ir trenki jam į dantis, tišt. Po to jį sujungi. Va. Klikina kartais, nice. Padarai dar vieną persukimą ir tiesiog perimi lazdą. Paprastai. Ir čia suki atgal. Jau prasideginau koją. Viskas gerai. Ir vėl tas pats. Čia turi suki priekyje. Už nugaros. Dalykai persimi. Ir čia atgal. Ir vėl į priekį persimi, kai tik tais nori. Op. Gauni. Vai. Jau neblogai. Nu. Tik pagyrė. Bus. Gerai. Dėk tą lazdą. O, čia pas shotgunai. Jo, ne shotgunai čia yra. Čia esmė yra, kad kai kurios dalykus reikia treniruotis, žinai, ilgai ir atkalti judesius, o kai kurios dalykus treniruotis yra tik tai smulkmenos, bet labai svarbios. Tai tas pats čia yra su liepsnosvaidžiu, labai yra svarbu tas pats, kas ginklo saugumas, ar ne? Liepsnosvaidžio saugiklis yra šitoj vietoj, tai tu jį turi būti visą laiką išsijungęs pradžioje, ar ne? Ir gaidukas tavo neveikia ir kitas dalykas. Pirštai
pirštas visą laiką šalia, ne ant gaiduko. Ir tik tais tada, kai nori šaudyti, įsijungi ir tada saugiai ten nukreipęs. Ir tas pats, prieš išeidamas iš aikštelės irgi, žinai, atgal, saugiklis atgal ir pirštas vis tiek šone. Pažiūrim, ar veikia saugiklis. Įsijungi. Op, ne taip, reiškia, jau būtų užsidegęs. Sunku, ar ne? Čia šitai dažniausiai mes iš savo mokomės nuotykių. Tai šiandien irgi tavęs nuotykis toksai kaip ir laukia. Gal išmoksi ko nors? Žinai ką? Viską atsinešėm, bet žiebtuvėlį pamiršau. Vieną, kitą. Padarom. Tiek užtenka, ne? Ja, šį kartą užteks. Biškį dabar atsitraukime šitą visą. Tai pagrindinis dalykas, laikyk juos iškėlęs po to, kai jie įsidegs. Nebus nieko baisaus. Šičia pats mažiausias dalykas, ką tau galiu pasiūlyti. Ačiū. Bandyk prisijaukinti ugnį. Prikolas. Žiūrėk, gal net patiks labiau nei riterių. Pradėsiu realiai lankyti. Palauk, per viršų kažkaip kaip taip mokymės. Eiktų. Nes jau pabiški vėsoka darosi, tai kai dabar tai taip, žiūrėk, palei kojas. Kodėl jis su ugnim geriau daro nei be ugnies, kas gali paaiškinti? O dabar kaip ten palai į vieną, į kitą pusę? O ne? Ne, palauk. Užmiršau. Bet čia peiktų, kaip smagu, tai juokauji. Galima gatvėje pabėgoti su tokiais? Ar pabėgoti? Manau, kad galima, tik tais gali šiek tiek eismas sustoti trumpam. Jėga. Juokauji. Ir tas garsas kaip ramina. Kaip atrodo įdomu žmogui paprastam. Dėl ko esi čia sto? Žmogus susto. Žiūrėt, kas čia vyksta. Nesauga, vyrai. Niekad nesauga. Ok, tai kitas svarbus dalykas yra gebėjimas užsigesinti juos. Ten, kaip matėjai, yra nedegus audeklas. Pasidėti į centrą šito. Jo. Ir uždengti. Tas audeklas yra nedegus ir jisai dusina. Jo. Dedi į centrą, uždengi su viena pusė ir užspaudi. Su kuo? Su pirštinėm. Ne, viskas gerai, su pirštinėm nebus čia taip karšta. Tas audeklas yra iš stiklo. Tada, tai kaip matai, po biškį, judant taip visai galima prisijaukinti tą ugnį. Bet tik nesustoti. Judant prie didesnių? Davai. Tu nežinai, kam pasirašai. Gerai. Nors gal... Dabar biškį jaudinuosi. Gal grandinės galai. Sakai, bus tavo galas grandinės? Nežinau. Nu gerai, gal dabar pabėg. Gerai, dvejoji dar. Gerai, tai kardai tada. Tai kardų pagrindinė pamoka, kurią jie tave moko, yra nesustoti ir sukti, nes bus šiauriai karštas su jais. Kaip ir dabar, va, toks tempas normalu? Mažas. Eik tu. Toks mažas. Minimalus. Jeigu bus karšta, išmesi. Ir aš užgesinsiu. Gerai. Tale arba kardus. Ačiū. Gesintuvą turim. Smagu turėti žmogų, kuris jeigu ką. Tai atsimeni, laikai viršui, suki ir kai dega rankos, meti lauk. Okay? Gerai. Pridėk vieną nuo kitą. Paėmė. Okay. Tas karštas. Kaip su šaugdynė. Ateik čia, į šitą pusę, ateik pas mane. Ajam. Jau kaip? Gerai, X-as. Kryžiuoji. Kaip pavyksta? Į vieną, į kitą. Karšta. Trumpam gali X-ą pakelti viršų. Palaikyk, pasižiūrėk, ar karšta. Dar gyvas? Ne, dar gyvas. Gerai, iš šito gali sukti irgi. Šitai, ne? Jo, šitą.
Arba vieną po kito. Bet jau ugnis tiek šniokščia, kad jisai mūsų beveik jau net ir Jo, nebegirdi. sunkiai girdžiu. Gerai, ir jie trumpiau dega, juos užgesinti reikia. Išilgai deg, šitaip. Davai, bandau. Išilgai. Jo, va šitaip. Davai, pala, toj. Šmauk. Oi, atsiprašau. Gerai, viskas gerai, galvojau, iš karto bus abudu. Biškis stresiuko. Biškis stresiuko buvo. Čia Jo. taip atrodo šašlykai, kai pas močiutę kepiau su krikšto mama. Mano mama nevalgė. Sako, gal pasirinksiu uogų. Streso tai yra dėl ko jaudintis. Biškutį tik, tai lėtesnį tempą iš karto jaučiu. Pipsinė. Kaip jaučiatės, Rimkenzo, išbandęs ugnies įrankius? Labai smagu, viduje ramybė, linksma, malonu ir nesinori nustoti sukti, nes šiek tiek kelia stresą sustojusi ugnis, bet kai judi, tas garsas, kaip laužo degimas eina, sako, kaip smagu. Gerai, perduodu mikrofoną jums. Ačiū jums labai ir perimu eterį ir bandau toliau nesąmonės. Ir po to neužilgo jau atsiprašau. Man sakė, jisai suvalgys ugnį. Prisipylęs benzo į burną. Tai tau, jo, žinai, vėl tas pats pasidedi šitą ir raulinį. Oho. Čia labai silpnas, kažkaip nesigavo. Neatrodo silpna. Tai sakau, gal dar neįsidegęs, gal aš senai dariau. Ja, smagiai atrodo, žinok. Jei nenutinka, čia dabar bus bandomieji. Dabar nesigaus, nes jau biški nusipurtė tas skystis, bet tiesiog, žinai, pasipraktikuoji. Tai paimu, taip, palanu čia ir... Su pirštukais paliesk. Ne, gerai, su dešinė rankis esi jo. Tai ant kairės, šitaip. Bus sunkiau pagauti, nes tamsu ir taip toliau, bet whatever, žinai. Nukris, tai nukris. Pamėtik, o po to padarysim po kelių kartų rimtą. Dar pamėtik kelis kartus, po to ir... Po to biškai pamirkysim daugiau, ne? Jo, tai čia, žinai, dabar jau jis išsitaško. Jau biškai prie barzdelės buvo. Dar vieną. Ir pabandau. Opa! Ir... Oi, Gerai, gali žemiau pabandyti. į akis pribėgo. Žemiau. Na, bet gerai. Pama, kaip čia. Oi. Kolas. Dar vieną pabandau. Oi. Ai, tu. Jau šitas biški per aukštai buvo. Ai, Galvos lengviau, horizont. Jo, šitas. Ai, nupala. Žiūrėk dabar. Triki. Nu, davai, žiūrim, iš nugaros, kaip tau gaunasi. Taip, taip. Pasiruošt ranką iš karto čia, ar ne? Jo, gerai. Iš karto paimsi. Taip. Va, nice. Ui. Ir vėl per nugarą, ne? Tai. Gerai. Taip. Davai. Ai, šitaip. Jo, irgi, davai. Yra. Dar kol kas tik tais kojų plaukų depiliacija įvyko. Įvyko jau? Ai, nori sulyginti vieną koją, ar ne? Negražiai atrodys viena koja depiliuota, kita ne. Lengviau su ugnim negu su. A ne? Oi, karšta. Taip. Ties ketvirčių. Atsiprašau. Nespėjau. Gyvas? Jo. Kaip rankytė? Jo. Nice. Bam! Gerai, žiūrėk. Gerai, pasiruošęs? Jo. Varom. Ui. Ne, stipriau. Dar. Ui. Gerai. Žemiau mesk. Ir daugiau ant išsukimo. Vien išsukimą turėjo galvoj. Ne išmetimą. Va! Bet neblogai, ne? Dar vieną. Davai. Kaip šis tas? Tai jau išsimėtė. Kuo žemiau, kuo labiau užsuk. Davai. Važiuojam. Gerai. Super, labai geras. Jaudinuosi.
Šiek tiek jaudinos, tikrai nemeluosiu. Aš irgi jaudinas, žinok. Rimkenzo grėsmė visuomeniai. Ką darysi, būna. Šitą irgi pasiruošim. Ne, nu į viršų gali. Davai. Oi. Oi, atsiprašau. Gerai, sustok biški, nedegink. Kas čia? Viskas gerai, išjungta, saugiklį gali išjungti dabar, gali trumpesniais keliais, po Davai, to davai. vieną kitą į žemę ir viskas gerai. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5. Ir bėgu. O, blemba. Dega. Ok, gerai, išjungiai. Galim jo, išjungiu. Pirštą pasitrauk, gesinam. Gesinam. Kur? Ir let's go. Kas geriau yra, arba ugnies šou, arba riteriai. Jo, prikolas ir visą tai galite ir jūs pabandyti. Labai ačiū už patirtį, žiauriai nerealiai patiko, buvo smagu, negalvau, kad ant tiek linksma su tau ugnim žaist. Tai kas norėt, galite viduramžiai.lt parašyti. Man arba Antanui. Čia prisegam viską, kur susisiekt galite ir tikrai smagu, tikrai rekomenduoju, nuoširdžiai. Labai Karšti ačiū. linkėjimai, ar ne? Ne, šiaip tai super, ačiū, kad atvarėjai, man labai patinka, žinai, žmonės, kurie turi energijos ir aš galvojau, kad iš tikrųjų tau tik tais viduramžiai lips ir kovos iš natūros, bet ugnies šou matyt, kad turi kibirkštį viduj kažkiek. Tikrai patiko, tikrai, bet pradžiai tikrai norėjau tiesiog su tuo flamethroweriu pašaudyti, bet realiai pasukti galbūt net pasakyčiau, kad buvo panašaus lygio smagumas iš tikrųjų. Dar net sudėtingiau ir labiau įtraukė tas visas judėjimas su visais tais. Taip, tas garsas, jis viskas. visgi turi to Tokio, tokio žinai, kovos elementų turi, nori, nenori. Ko tu nepabandėjai, to tu, žinai, ir aš žodžiais negaliu perteikti, reikia patiems išbandyti, žinai. Tikrai va, Ateikit ir rekomenduoju. pabandykit. Ačiū labai.